ELSA projektas yra įgyvendinamas atsižvelgiant į didelį asmenų, prižiūrinčių silpnus senyvo amžiaus žmonės, gyvenančių savo ar senelių priežiūros namuose, mokymų poreikį. Šios žmonės prižiūrintis asmenys gali būti suskirstyti į dvi grupės. Specialiuose priežiūros namuose dirbantis profesionalūs slaugytojai bei senyvo amžiaus žmonėmis besirūpinantis giminaičiai. Partneriai projekto metu padarys nuotraukų, sukurs trumpus vaizdo klipus bei surinks senyvo amžiaus žmonės prižiūrinčių asmenų, profesionalių slaugytojų bei giminaičių nuomonės ir patirtį srityse išaiškėjusiuose atliktuose tyrimuose. Surinktos nuotraukos, vaizdo klipai ir tekstai bus sukelti į specialų projekto tinklalapį, kuris bus apipavidalintas ir 2011 metais atidarytas visuomeniniam naudojimui. Pasikelia. Pats gali. Va šitą gali pats ir pasikelt. Šitą pasikelia, atsisėda. Tu lankstytis labai. Čia va nusileidžiam kiek reikia. Čia va nusileidžia lovos kraštas. Tada mums geriau yra iš lovos iškelt. Va čia va rankom su šitu va įsikimba. Jeigu nori pasikelt, kad būtų patogiau. Matysim. Laikotės vadina? Šitą dedam po nugarą, nes reikia mums užsikabinti užveikimą. Nu, atsiverčiam. Atsiverčiam. Varykite. Užsivalkų nenorėsit? Ne. Lovą nuleisti iki galo. Rytoj labai norės. Izabelė, poryt labai norės. Nusileidžiam lovytę, privažiuojame. Iškabiname. Užsikabiname šitą. Sukryžiavotas. Mes prikryžiuosim. Po nugarą papuolė, gerai? Gerai, šiaip viskas. Na, papasakoti apie šitą pultelį, kaip veikia, kaip viskas. Dabar mes čia toks pultelis, kur pasikelia mes. Čia šitie. Aš nežinau, gal galvos neįkišiu. Kojas suglaus. Gal viską. Gerai, atsitraukit. Taip mes pasikeliam nuo lovos, sakykim. Tu dabar pasipapriauki kojas. Viską jau. Pakelk ją dar biškį, nes... Aš laiko paskui. Ir stumkit link vežimą. Palabiškai, stop. Geriau būtų ten. Gerai kojas. Gerai. Viskas tvarka. Tai aš
į lauką važiuosiu, o šiandien man Nu, dabar ten. kitas planas. Tai kojas dabar uždėm. Biškiai atkartu paviršk. Maturi. Dabar šitą ištraukiu. Dabar suglausk. Opa. Dabar stovėk čia, aš čia skojas pavojus. Ir tai paskui mes įsikeliam atgal į lovą kito pačiu. Dabar leisti. Leiskim statinę. Aš tą pakišu. Dabar reikia patraukti aš tą.